Sveiki visi mūsų stebintys tiek socialiniuose tinkluose, tiesiogiai, tiek įrašą galbūt pasidalinę savo kolegomis. Aš esu Rugilė Matusevičiūtė ir šiandien artėjant Momentum konferencijai pasikvietėme keletą ekspertų pasikalbėti tema ekspertų lūpomis verslo tvarumo prioritetai 25 metų kryptis ir sprendimai. Tai iš tiesų norime padiskutuoti, kaipgi kuriant tvarumo strategiją atskirti pelus nuo grūdų, kaip susikurti efektyvę, suprantamą ir sklandžią tvarumo strategiją savo organizacijoje. Ir į šios klausimus atsakyti tikrai, manau, turime vienus kompetentingiausių žmonių Lietuvoje, seniai prie šitos srities dirbančius, tai Ignitis grupės tvarumo vadovą Valentą Nevierą, sveiki Valentai, Taip. bei Telia Lietuva tvarumo vadovę Aureliją Žekienę. Sveiki Aurelija. Tai kaip ir minėjau pačioje pradžioje, tikrai ne pirmas kartas ir kada jūs išgirstate apie tvarumą, CSRD direktyvas, šiais metais ar praeitais metais tokio dydžio organizacijos kaip jūsų jau seniai ruošiasi šitiems pokyčiams, gal net juos inicijavo, ragino kolegas, konkurentus irgi atkreipti šitas temas dėmesį, bet visgi pastaraisiais metais, tas toks raktinis žodis, tas burtažodis CSRD. Tai ar pasikeitė, atėjus griežtesniems Europos žaliojo kurso toms direktyvams, ar pasikeitė jūsų organizacijos tvarumo strategijos kryptis, ar teko kažką pakeisti, peržiūrėti, galbūt naujų kažkokių temų įtraukti, į kurias prieš tai neatkreipėte dėmesio. Ir jeigu paprastai tariant, ar pasikeitė kažkas, kai dabar jau tokiu dideliu mastu tas tvarumas turi būti integruojamas į Lietuvos ir Europos ekonomiką. Tai galbūt Aurelija norės. Tai mūsų organizacijoje, sakykime, šiandienai pasikeitė tai, kad pakeitėme tam tikrose sistemose informaciją, renkam daugiau duomenų, detalesnių duomenų, skaitmenizavom emisijų skaičiavimą labiau negu prieš tai. Tokie pagrindiniai pokyčiai, kas liečia strategiją, kryptis, KPI-sus, tai nesikeitė. Sakykime, detaliau į tai žiūrim, daugiau duomenų dar tenka rinkti ir tai yra pagrindiniai pokyčiai. Ir dar vienas iš tokių, gal sakyčiau, pokyčių yra tai, kad darbas su auditoriais. Labai šiuo metu yra tas karštas momentas, kada reikia su visais dirbti. Tai viena vertus renki metinius skaičius, kita vertus bendradarbiauji savo suinteresuotom šalim organizacijai, dar atsakinėja į krūvą klausimų auditoriam, kurie bando suprasti, tai kur mes esam, kokios mūsų tvarkos, politikos, kokie tikslai ir apskritai suvokti organizaciją. Tai sakyčiau, ta karšta linija dabar yra apie tai, kad į viską, su visais reikia bendradarbiauti ir dirbti. Bet iš principo, kas liečia strategiją, tikslus, nepasikeitė, kadangi jau prieš tai turėjom išsikeltus ir SBTI, mokslo pagrįstus tikslus ir kitus tikslus. Ar galim sakyti, kad auditas ir didesnė audito reikšmė šitose procesuose atsiranda dėl tos augančios atskaitomybės poreikio, skaidrumo ir apskritai, sistema tampa vis aiškesnė, vis labiau pagrįsta kažkokiais tai įstatymais ir, kas kaip ir yra pozityvu iš tos pusės, kad tam žaliajam smegenų plovimui nebelabai lieka vietos arba bent jau bandoma tam užkirsti kelią ir auditas tame labai turi didelę reikšmę, bet aišku, nepalengvina įmonėms darbo ir tikrai to darbo prideda. Taip, pritarčiau, ta prasme, taip ir yra. Iš tiesų to darbo yra, daugiau turi. Mes kiekvienais metais irgi rengiam tas ataskaitas, ne pirmi metai, daugybę metų tą darom, bet dabar papildomai turime dar ir gilintis, kaip tuos duomenis ir pateikinėti informaciją, kaip tuos duomenis. Tai aš su šituo sutinku, kad taip darbo daugiau, bet tai reikalinga. Mes darėm savo organizacijos viduje tokią analizę, tiesiog bandėm pasilyginti skirtingom organizacijom, konkurentais, peersais, kur mes esam. Iki tol tai buvo labai sudėtinga, nes yra daugybė standartų, savanoriškų, įvairių reitingų, kur tu gali dalyvauti arba nedalyvauti ir tavo labai sunku palyginti, tu geresnis ar blogesnis su kitais, ar ne? Tai dabar taip, dabar jau bus labai aišku ir paprasta palyginti, kiek duomenų atskleidai, kokius duomenis atskleidai, netgi direktyvoje yra parašyta, kaip turi atskleisti. Tai aišku, tai yra nauda visiems lengviau, paprasčiau. Valentai, tai grįžtant prie to paties klausimo, vėlgi Ignitis tikrai buvo vieni iš lyderių Lietuvoje, anksti pradėjo kalbėti apie tvarumą, klimato kaitą, natūralu, energetikos sektorius tą savotišką atsakomybę ir neša taip pat. Tačiau vėlgi atsiradus tom naujom direktyvom, griežtesniam reguliavimui, kaip pasikeitė jūsų komandos veikla, galbūt kažkur fokusas nukrypo, kur prieš tai gal mažiau dėmesio atkreipėt, gal teko išplėsti komandą, nes vis dėlto vėlgi energetikos sektorius daug aspektų paliečia, kur turi tiek teigiamos, tiek neigiamos įtakos, tai natūralu įsivaizduoju, dėmesio tam reikia skirti nemažai. Tai
tikrai nemažai dėmesio, to dėmesio 24 metais labai daug ir skyrėm. Komanda plėtėsi, komandą iš tikrųjų plėtėm ne dėl reguliavimo reikalavimų ir panašiai, bet labiau norėdami iš tikrųjų daugiau pasižiūrėti poveikius ir kaip juos galima valdyti, bet taip jau nutiko, kad vis dėlto didžiąją dalį komandos, didelę dalį metų teko vis dėlto taip nukreipti į tos atskleidimo reikalavimų, sakykime, gyvendinimą. Aš tikiuosi, kad nusistovės visas šitas procesas ir mes galėsim grįžti šiek tiek daugiau į tokius darbus, kurie, negaliu sakyti, kad būtų kažkokie ten prasmingesni, tie atskleidimai irgi yra prasmingi, bet ten, kur jau valdytumėm labiau poveikius savo, darytumėm kažkokius pokyčius, o nerūpintumėmės kaip kažką atskleisti iš esmės. Tai va šitas 24 metai mums gal labiausiai buvo apie tai žiūrėdami tuos reikalavimus, apie kuriuos ir Aurelija čia kalbėjo, tai vis dėlto kaip tai padaryti, kaip atskleisti, kad tai netaptų viena vertus nereikalingais atskleidimais, ką ir pati direktyva iš tikrųjų labai akcentuoja, tai mes daug dėmesio skiriam tam išsigryninimui, tai kas iš tikrųjų yra reikšminga mums kaip energetikos sektoriui, didžiuliai įmonių grupiai, keliose šalise veikiančiai, tikrai užtruko laiko taip savo pasakyti, kad žiūrėkime patys, mums tai nėra reikšminga, žiūrint iš tų aspektų ir apie tai nekalbėkim, nes kitu atveju, jeigu žiūrėti viską, ko direktyva reikalauja, visus ten duomenų taškus ir panašiai, tai tikrai kosminė apimtis, tai mūsų renkamų duomenų apimtis padidėjo, tuo pačiu mes raportuosim, negaliu sakyti, kad mažiau, bet man atrodo, kad panašiam lygyje tiesiog išsigrynė, kad raportuotumėm apie tai, kas iš tikrųjų yra reikšminga, apie ką nori žinoti mūsų suinteresuotos šalis, visi, kuriem ta informacija yra aktuali. Bet kaip užtikrinti, kad organizacija išsigrynina, ką jie turi atskleisti ir skaičiuoti ne tik tai, kas jiems patogu ar aktualu, bet iš tiesų svarbu, nes tokiu atveju, jeigu mes paliekam savotišką laisvę organizacijai pačiai nuspręsti, čia labai panašu kaip su emisijų skaičiavimu, pasiskaičiuoja pirmą, antrą skaupą, trečią neskaičiuoja dėl to, kad nepatogu, nes to skaičiaus nenori liesti. Tai kaip vis dėlto tada išsigryninti ir kasgi vėlgi tada yra atsakingas, ar čia jau yra tada vėlgi audito darbas, užtikrinti, kad organizacija argumentuoja, kad galbūt mūsų, duosiu tokį elementaresnį pavyzdį, galbūt mūsų įtaka biologiniai įvairoviai nėra tokia reikšminga ir mes nedėsim čia akcento savo strategijoje, nes galbūt vis dėlto yra daug, tarkime, nežinau, dėlė, pavyzdžiui, kokie duomenų centrai yra daug aktualesnis klausimas, negu gilintis į biologinį įvairovę. Tai čia kaip pavyzdys, ar ne? Tai kaip tada išsigryninti ir užtikrinti, kad tai yra skaidru ir patikima ir kieno čia atsakomybė tada turėtų būti? Aš manau, kad čia kiekvieno iš mūsų dirbančių organizacijų, ypač už tvarumą atsakingų asmenų, už atskleidimus atsakingų asmenų atsakomybę, direktyva atnešė tą dvejopą reikšmingumo vertinimo aspektą, kuris, mano nuomonė, visai neblogai padeda, taip, jeigu kokybiškai, gerai, atsakingai atliktas tas pratimas, jisai padeda tą reikšmingumą nusistatyti gana aiškiai. Ir iš esmės auditorius, jis tikrai tą procesą buvo įsitraukęs ir yra įsitraukęs, jam jau liko patikrinti, ar tai, ką padarė tvarumo žmonės organizacijų, tai, ką patvirtino vadovai, nes čia irgi labai svarbus aspektas, vadovai tam tikrą prasme, organizacijos vadovai turime prisiima atsakomybę, irgi pasirašydami tuos atskleidimus, kad tai, ką atskleidžiam, kad tai yra materialu mūsų nuomonė. Suinteresuotų šalių įtraukimas, aišku, padeda tą užsitikrinti. Ir auditorius jau pasako tokį kaip ir galutinį žodį patvirtindamas, kad procesas atliktas taip, kaip turi būti atliktas, rezultatai atitinka išsakytas nuomonės, gautus duomenys ir panašiai, ir kad iš tikrųjų tai, ką organizacija raportuoja, yra reikšminga. Klimato rizikos irgi vis dažniau girdimas ir Momentum konferencijoje nemažai tam dėmesio bus skirta, per workshopus ir pranešimus kalbėsim, nes tikrai buvo išreikštas netgi lankytojų ir konferencijos susidomėjusių žmonių dėmesys, kad pakalbėkime apie tas klimato rizikas, nes vis daugiau organizacijų jau ir šitą aspektą pradeda įtraukti, bet kiek man tenka kalbėti su tvarumo ekspertais, analitikais, duomenų analitikais, kurie prie to dirba, sako, kol kas, tai ten viskas taip paprastai išsireiškint šakėm ant vandens. Sako, kaip paskaičiuoti tas klimato rizikas yra ganėtinai sudėtinga. Tai galbūt, Valentai, jūs pasisuku, kaip tikrai turint ilgesnę patirtį, ką galite rekomenduoti apskritai klimato rizikų srityje organizacijoms, kurie nežino, kaip tą daryti ir ką jūs darote, kad šitą aspektą įsivertinti. Ar galbūt irgi lygiai taip pat susidurėt kol kas su tais iššūkiais, tą klimato rizikas įsivertinti? Tikrai su iššūkiais susiduriam, dėl to, kad tiesiog trūksta duomenų kokybiškam vertinimui, kai kuriais atvejais
scenarijai, tie kai kurie nėra iki galo aiškus ir panašiai. Mums tas aktualu, matot, yra ne tik tai dėl atskleidimo pusės, mūsų veiklai, atsinaujinančios energetikos plėtrai, irgi ta įtaka, kokie ten tie vėjai bus, ten, koks ten vandens pakilimas bus, kiek saulės, sakykime, ir panašiai. Tai tas irgi aktualu, tai vertinam iš skirtingų pusių, tai tie vertinimai galbūt jie yra šiek tiek išsamesni kai kuriais atvejais arba šiek tiek aiškesni apskritai. Energetikos sektoriui tai yra labai aktualu, tai dėl to kai kuriais atvejais gal tai yra labiau, sakykime, pasistumėti į priekį. Bet jeigu grįžtant prie klausimo, nuo ko pradėti, man atrodo, tiesiog pradėti žiūrėti, analizuoti savo veiklą, aiškintis, kas ten toje vienoje ar kitoje vietovėje, sakykime, gali būti, kokios ten tos rizikos yra ir po truputį pradėti jas vertinti. Man atrodo, tiesą pasakius, nežinau, ar čia geras mano požiūris, bet man atrodo, kad blogiausia, ką galima dabar šitame etape viso šito reguliavimo padaryti, tai pradėti siekti tobulų kažkokių atskleidimų, tobulo vertinimo ar panašiai, nes tada pasimesti, pasiklysti reikalavimuose labai lengva. Man atrodo, kad tiesiog reikia pradėti žiūrėti, prasisuks pirmieji metai, pasižiūrėsim, ką mūsų organizacijos, į kurias mes žiūrim, pirsai mūsų, ką atskleidžia, kaip mums pavyko įsivertinsim ir po truputį judėsim link to, kad tie atskleidimai gerėtų ir iš tikrųjų po kelių metų, kaip Aurelija sakė, jau galėsim tada tikrai kokybiškai lyginti organizacijas. Aš tiesą pasakius, gal taip truputį abejoju, ar po pirmųjų metų jau bus galima daug tų tokio tikro gero palyginimo padaryti, bet gerų pavyzdžių jau ir dabar yra ir jau tikrai pamatysim, iš kurių bus galima mokytis. Užsiminė Valentas, kad tikrai energetikos bendrovėms natūralu klimato rizikos yra aktualus klausimas. Bet kaip su Telia? Ar Telia vertinasi klimato rizikas ir kaip tokia organizacija gali paveikti klimato kaitą, aplinkos užterštumas ir panašiai? Ir gal vis dėlto kai kurioms organizacijoms tai nėra taip aktualu, kaip Valento atstovavimam Igničiui ir kitom energetikos bendrovėm? Tai mūsų kaip telekomunikacijų organizacijai labai didelės gali būti įtakos dėl klimato kaitos, tai vėjai, visokie snygiai dideli, mes, tarkime, galbūt potvinių Lietuvoje nėra, bet mes turime duomenų centrus, mes turime bazinės stotis, tai duomenų centram jau esame tam tikras rizikas įsivertinę tam tikriem kritiniam objektam, kas liečia klimato kaitą jau labai senai, jau ne tik kai darėme dvigubą reikšmingumą, tai buvo gerokai anksčiau. Tai esame jau seniai pastebėję, kad, pavyzdžiui, duomenų centrams vasaros yra karštesnės ir mūsų stogai labai stipriai įkaista, todėl reikia galvoti, kaip aušinti visą įrangą esančią viduje ir panašiai. Tai jau esam dabar pastebėję tam tikrų pokyčių, kad temperatūra kyla ir jau truputėlį prisitaikom. O daugybė yra ir pavyzdžių, kas liečia ir tarkime, tas pačias mano paminėtas bazinės stotis, tai gali būti įvairių tų mums žalų dėl klimato kaitos. Ar tai bus vėjas, ar tai bus snygis, ar tai bus vanduo, kur gali irgi užpilti tam tikrose vietose. Tai tokių yra tų rizikų, kurias jau realiai įsivertinau. Kas gal iš tiesų atskleidžia, kad man pačiai teko bendrauti su organizacijom, padedant, konsultuojant, kuriant tas tvarumo strategijas ir daug organizacijų ateina su išankstiniu nusiteikimu, kad jų emisijos greičiausiai yra mažos, jie ne energetikai, jie ne logistika, jie produkto negamina kažkokio tai specifinio, tai čia tikrai tos emisijos bus mažos ir tos rizikos mažos, mes čia turbūt iš viso veikiam skaitmeninėje erdvėje, tai čia iš viso nėra ko baimintis, bet turbūt Telia pavyzdys yra labai geras, nes vis tiek, kad ir kaip viskas yra skaitmenizuota, viskas galiausiai nugula į laidus, duomenų centrus, o tai gali būti labai stipriai paveikta klimato kaitos. Pačioje pradžioje mes užsiminėm ir kalbėjom apie tą augančią biurokratinę naštą, pasakykime taip, ir iš tiesų čia reikėtų pripažinti, kad dažnai tvarumo direktyvos, CSRD ir apskritai žalėsis kursas vis dažniau susilaukia oponentų tokių komentarų, kad kartais šita našta gali apsunkinti organizacijų vystymasi, kartais gali būti labiau žalinga negu naudinga, ypatingai trumpalaikėje perspektyvoje ir kad atitinkamai galbūt reikėtų peržiūrėti kai kurios teisės aktus, galbūt nuimti kažkokią tai naštą nuo tų Lietuvos verslų, pavėlinti tos procesus ir taip toliau. Tai koks yra jūsų požiūris iš tos, galbūt Valentai, pirmiausiai jūs, ar vis dėlto pagrįsta yra ta kritika, ypatingai, kai kasdien susidurite su tuo, ar tiesiog esame krizės akistatoje ir dabar nemetas yra krūpščioti ir atsitraukinėti ir nutempinėti į ateitį šitus procesus ir užduotis? Man atrodo, kad jūs atsakėte savo iš dalies. Tai taip, tikrai iš dviejų pusių norisi žiūrėti. Viena vertus, tas reguliavimas, jisai tikrai
ir ta biurokratija, kurios tikrai yra daug tuose procesuose, čia jokios abejonės, bet jinai, mano požiūrį, tikrai gali padėti greičiau judėti link tų sprendimų, kurių mums reikia, kaip visuomeniai, kaip žemėje apskritai. Tai aš tuo visai tikiu. Yra aspektų tokių, kad kai kurie dalykai tikrai atrodo pertekliniai, tikrai nelabai aišku, kam to reikia ir jie tikrai gali pradėti kaišioti ratus mūsų konkurencingumui. Pavyzdžiui, kas tai galėtų būti? Tai aš tiesiog gal dabar konkrečių pavyzdžių neįvardinsiu, bet tikrai taip galvoju, o kam reikia tiek detaliai atskleisti, arba ką tie konkretus kažkokie duomenų punktai ir kam jie duotų. Galbūt kažkur ateityje, kai visi pradės ten vienodai kokybiškai atskleidinėti, gal kažkokias analizės bus galima daryti, bet labiau žiūri į tai, kad tam reikia resursų, tam reikia didelių resursų, bet kaip aš minėjau, ir mūsų pavyzdžių tikrai dabar matau, kaip vadovas, kaip komandos vadovas, kad mes daug dėmesio labai skiriam atskleidimam, tam, ką darom, tiesiog sužiūrėjimai ir teisingai viskas ten ir taip toliau ir panašiai. Ir pokytis per tai šiuo metu, link tvaresnės ateities, per tai jis nevyksta, mes ne ten susitelkę. Tai tikiu, kad grįšim, kad kai žiūrėsim gepus, kurių jau neišpildom pirmaisiais metais, tada mes jau matysim, tai pradės stumti šiek tiek į priekį, kažkokius projektus galėsim per tai užkūrinėti. Tai yra ir šita pozityvi pusė to reguliavimo, bet to balanso vis dėlto norisi ir mes tikrai labai daug apie tą balansą diskutuojam organizacijų su vadovais, su finansų kolegom, tai kiek iš tikrųjų tas visas raportavimas yra prasmingas visa ta apimtim, kuriais yra. Nevaisant to, vis tiek norisi pabrėžti, kad svarbiausia tai nuoseklumas. Kad jeigu turim taisyklės, tai kad bent jau jos kasmet nesikeistų. Tai aš šiek tiek kitas visas iniciatyvas, omnibuso ten ir viso kito, paprastinimo, sujungimo ten kelių direktyvų, reglamentų, irgi žiūriu kritiškai, taip lengvai kritiškai, sakykime, dėl to, kad labiausiai tai norėtųsi išmokti tas taisyklės ir pagal jas veikti, net jeigu jos iš pradžio atrodo sudėtingos, o ne kasmet taikytis vis prie naujų. Aurelija, tai tas pats klausimas, dar šiek tiek irgi pareflektuojant tai, ką pasakė Valentas, kad gal tikrai dabar mes esam tokiam etape, kur organizacijos yra įpareigotos tiesiog užpildyti labai daug Excelio eilučių, skaičiais, kurie galbūt yra visiškai nedraugiški klimatui, aplinkai ar visuomenės geroviai, tarkime, jų ten CO2 emisijos, bet kol kas tiesiog įrašykit, raportuokit, skaičiuokit, o nesusikoncentruokit į tą savo poveikio mažinimą. Tai ar yra tame iš tiesų tiesos, ar vis dėlto irgi vertinat, kad atsisukti atgal ir pristabdyti šitą procesą tikrai dabar nereikėtų, ar kažką keisti, dar jam net nespėjus įsibėgėti? Gana sudėtingas klausimas, jau aš bandžiau savo pagalvoti, į kelias dalis atsakyti. Tai aš galvoju, kad aš pradėsiu nuo to, kad iš principo nėra kelio atgal. Iki šiol, aš prieš tai jau sakiau, iki šiol tas visas žvėrynas, kuris buvo aplink mus, kaip įvertinti, kad įmonės įsipareigoja ir tikrai laikosi tų savo tikslų, jeigu, tarkime, jos ne visos yra tie tikslai pagrįsti mokslu ir panašiai, tai ta direktyva įpareigoja po truputėlį jas daugiau ir daugiau, daug iš tiesų, daug atskleisti. Gal didelėm įmonėm, kurios jau darė atskleidimus iki tol, tai nėra toks milžiniškas šuolis, ar ne? Nors tikrai tai yra dideli skaičiai, šimtai duomenų punktų, kuriuos reikia atskleisti. Bet tai yra būtina ir neišvengiama realiai. Aš taip mąstau, kad tai yra neišvengiama, nes kito kelio, kaip priversti verslą veikti čia ir dabar, nes matom, kad visi įsipareigojo, jau čia ne vienerius metus visi sako, emisijos tai kyla. Kaip įpareigoti verslą atskleisti? Tai našta yra, jinai yra didelė, bet reikia turbūt irgi, pritariu Valentui, kad gal nesinori, kad viskas keistųsi čia kas metus ir kažkaip koreguotų, bet aš manau, kad koreguosis. Ir tie pertekliniai duomenų punktai, kurie neduoda, jie bus pakeisti vis tiek. Jie turės, vis tiek ilgainiui kažkaip tai keistis. Aš daug metų dirbau su standartais. Ir standartai pradžioje atrodo, wow, yra kažkokia pradžia, tai mes esam kažkoje pradžioje, bet viskas evoliucionuoja. Evoliucionuos ir čia. Tik tais, reikia nuo kažko pradėti. Taip kaip sugalvota dabar, reikia laikyti, kad padaryta didelis darbas. Juk irgi darė, ne vienas žmogus ir ne šiaip susėdo ir pagalvojo, kad čia užmetam tą naštą. Aš truputį papildysiu. Man atrodo, kad svarbiausias aspektas, tikrai pritariu tam, kad nuoseklumo norisi, tuo pačiu norisi tokio sveiko proto pasižiūrėjimo, kiek ten visko reikalaujama.
gal pačių taisyklių nekeisti, bet vat apimti pasižiūrėti. Kas man atrodo svarbiausia ir vat, kur matysim iš tikrųjų, kaip pavyksta, nes, kas dabar atskleidimai ten iš tikrųjų, ne duomenis ir panašiai. Aišku, ten yra vietos, kur pasakyti ir ką darai, reikia pasakyti, ką darai, kokius tikslus turi, bet vat, o ką mes su tuo darysim, su visais tais duomenim, kurie per šitą reguliavimą ateis, tai čia yra pagrindinis klausimas. Ar mes tikrai sugebėsim išnaudoti juos, daryti analizės, ar tikrai tie ataskaitų pagrindiniai skaitytojai, aš taip įsivaizduoju, kad tai daugiausiai turėtų būti investuotojai, ar ne, kurie pagal tai žiūrėtų situaciją organizacijų, kurios jam įdomus, ar tikrai jie tos duomenys panaudos, ar gebės pagal tai užduoti reikalingus klausimus, tikslius klausimus organizacijom, o čia tas labai įdomu ir tas kažkaip ir palaiko, kas iš to bus, o kokią mes iš to naudą turėsim, kažkaip su tuo įdomumu aš taip ir keliauju per šitą. Tai aš kaip tik ir norėjau klausti, kad ir Aurelija užsiminė, ir jūs, Valentai, labai panašiai tą pusę, kad, bet ar vis dėlto galutinis to rezultatas bus mažėjančios emisijos? Nes kol kas mes to nematome. Paryžiaus susitarimas tarsi tampa kažkur tolumoje nutolstanti graži idėja ir jau artėjame link to 1,5 laipsnių ir kartais mes iš tiesų ir Momentum konferenciją organizuodami dažnai kalbam apie tai, kad kaip neatitolinti iš tų dviejų temų, kad tas toksai įmonių tvarumas netaptų kažkoks biurokratinis diskusija, kur susėda tik tai verslas ir čia kalbam apie kažkokias ataskaitas ir visai atitolstam nuo klimato kaitos, nuo mokslininkų vertinimų, nuo tų rizikų ir panašiai. Tai norisi vėlgi sugrąžinti, prigreitinti ir užduoti klausimą, tai ar tai, kas yra darome tikrai iškeliamos ambicingos užduotis, nemažos užduotis organizacijoms, ta atskaitomybė yra didelė, bet ar tai dienos gale padeda kovoti su klimato kaita? Tai jūsų akimis, ar šiuo metu tai, kas yra daroma, tai, ko yra reikalaujama iš organizacijų Europos, kol kas Europos kontekste, ar tai yra pakankama kovoti su klimato kaita? Galbūt, nežinau, Valentai, jūs. Nežinau, tiesą sakant, taip pat vienareikšmio atsakymą nesugalvoju, man atrodo, kad pats raportavimas savaime, aš taip per mūsų pavyzdį, per mano paties gal net asmeniškai, taip raportuojam tuos skaičius, bet jie savaime skaičiai, jie kelia klausimą, kodėl jie tokie yra ir ką čia su tuo galima daryti, bet juos raportuoji. O kokia yra paskata mažinti, arba kokios yra galimybės mažinti, čia jau kitas klausimas. Ir man atrodo, kad tų paskatų tokių, jos kažkaip kitaip turėtų būti dėliojamas. Neturiu atsakymo kaip, bet raportavimas pats savaime neprivers mažinti emisijų. Istorija, kurią reikės papasakoti suinteresuotom šalim apie tuos skaičius. Čia yra tas klausimas, kuris jau galbūt paskatins pagalvoti ir tikrai nebūtinai, ir mūsų atveju nebūtinai sumažinti emisijas. Mes žinom, kad mūsų strategija, kad mes turim tikslus, mes norime link jų eiti ir darom viską, kad eitumėm, bet žinom, kad energetikos sektoriui vis dėlto su ta pačia atsinaujinančių išteklių plėtra kyla ir iššūkių balansavimas tas pats, ir kad mes šiuo metu neturim alternatyvos gamtiniam dujom, geros alternatyvos šitoje vietoje, ir kad jų kurį laiką mums tikrai dar reikės. Tai tą istoriją sudėlioti ir aiškiai papasakoti, dėl ko mes naudojam tai, ką naudojam ir kaip mes ateityje matom, tai čia yra, man atrodo, tas svarbiausias dalykas, apie ką skaičiai galėtų paskatinti pagalvoti, bet tik uždavus gerus klausimus apie tuos skaičius. Aš pritariu, ką Valentas pasakė, aš dar gal iš kitos pusės irgi pasižiūriu, kaip panaudos tuos mūsų duomenys tie mūsų investuotojai. Tai galbūt iš tos pusės, jeigu jie iš tiesų, nes vienas iš tikslų yra to raportavimo, irgi parodyti ir padėti investuotojams suprasti, kiek tu esi tvari organizacija, ar ne? Visomis prasmėmis tvarumo. Tai jie vertindami tą organizaciją, tarkim, jeigu tu neskaičiuoji emisijų, neraportuoji, tu raportuoji, kad tu neskaičiuoji, ar ne? Bet galbūt, tu ten įsipareigoji kažkada skaičiuoti. Tai vienaip ar kitaip tai biškelį priartina prie to. Bet jeigu tavęs investuotojai nežiūri į tave taip, ar ne, iš tavęs mažiau galbūt reikalauja, gal tu tiesiog ir toliau raportuosi, kad tu neskaičiuoji, ar ne? Bet viskas priklauso nuo to, kaip tie duomenys, kaip Valentas sako, kas juos panaudos ir kaip juos panaudos. Logika sako, kad juos turėtų panaudoti tie investuotojai ir tas jų spaudimas galbūt arba nesuinvestavimas į tokias įmonės, kurios ten nesiekia tikslų, neskaičiuoja emisijų, nežino savo visų tų apimčių.
Tai galbūt jeigu jie privers, tada tai vienas iš paskatų gali būti prisidėti realiai, mažinti emisijas ir taip sakant, siekti to 1,5 laipsnio. Čia ir buvo paskutinis mano klausimas, pažiūrėti šiek tiek tą tokį tolimesnį paveikslą, ar ne, didesnį, apie investuotojus ir apskritai pasaulį ir rinką, kiek jinai yra suinteresuota atkreipti dėmesį į tos skaičius, juos vertinti kaip kažkokį reikšmingą dalyką, matyti organizacijos, kurios raportuoja atsakingai ir skaidriai ir tą daro kokybiškai kaip kažkokias saugesnės investicijas ir panašiai. Ir čia susijęsiu šiek tiek su šių dienų aktualijomis, tai naujai išrinktas dar kartelį Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas iš karto pasitraukė iš Paryžiaus susitarimo, antrą kartą jis jau tą padarė, tarsi pakartodamas, trenkdamas kumščiu, kad ne, Amerika vis dėlto to žaliojo kurso nesilaikys, netiki šitomis idėjomis ir tai natūraliai kelia dvejonių visuomeniai, kad galbūt tie Europos ambicingi tikslai gali taip ir likti, tik tai lašas jūroje, Europa sąlyginai nėra tokia didelė, nors tikimės, kad įtaką darom visam pasauliu, bet vis dėlto galbūt ne taip stipriai ir tada ar tos mūsų investicijos visos dedamos į tvarumo ataskaitas, į pasirengimą, ar jos yra pakankamai naudingos, nes iš to kyla ir didžiulis skepsis organizacijoms ir jų vadovams, kad čia Amerika nieko nedaro. Tikrai visiems girdėtas argumentas. Rusija, Kinija, Amerika nieko nedaro. Ką čia aš su savo maža organizacija Lietuvoje dabar čia turiu samdytis žmogų, ruošti ataskaitas ir leisti tam pinigus. Tai ar vis dėlto ilgainiui tai bus tvarus ilgalaikis saugus sprendimas eiti šitų kelių ir kurti tas ataskaitas ir kovoti su klimato kaita, kiek mūsų jėgos leidžia? Aurelija, galbūt. Aš galvoju per kelias perspektyvas. Amerika vis tiek nebus taip, kad Amerika nebendradarbiaus su Europa. Europa laiko tą savo žalįjį kursą, žalįją kryptį. Nuo to Europoje kaip ir niekas nesikeičia, ar ne? Tai mes siekiam tų savo klimato neutralumo ir pirmoji tapti klimato neutraliu žemynu. Ir aš manau, kad to ir reikia tą kryptimį eiti, neužsiimti tą savianalizę ir galvojimo, ar tikrai gerai darom ir ar kaip čia bus toliau. Tai viena vertus, kita vertus aš galvoju, kad Trumpas aplink save turi, jis nėra vienas, jis turi aplink save nemažai žmonių. Man, kaip asmeniškai, kelia vilties tas pats Muskas, kuris yra kartu ir ką jisai atstovauja, aišku, ten galima diskutuoti daug ten tų niuansų ir kampų jo, bet yra dar irgi, kas yra iš tokių įdomių dalykų, čia irgi buvo pokalbis su vienu iš žmonių, kuris yra, vienas iš atstovų, kuris bus Jungtinių Amerikos valstijų aplinkosaugos agentūros vadovas, tikėtina, kad bus, jis pripažino, kad yra klimato kaita, nors tuo pačiu jis irgi prisiekė būti ištikimu, taip sakant, Trumpo sekėjų ir jam atstovauti. Tai nežinau, kaip čia bus, bet aš galvoju, kad mes esame Europoje, o Europa bendradarbiauja su Amerika. Tai jeigu taip sakant, verslai bendradarbiauja, jie ilgainiui turės vis tiek laikytis kažkokių ES reikalavimų. Ne kažkokių, o yra ES reikalavimų. Tai taip. Žiūrėsim, kaip čia bus. Dar kada pakartosiu, kad nežinau. Ir man iš tikrųjų šitą situaciją kelia tokia nerimo, šiek tiek neslėpsiu, dėl to, kad viena vertus klausant ir tai, ką politikos ekspertai kalba, kad Trumpas yra gerokai ryžtingesnis dabar, jis turi mažiau laiko ir jis žino taisyklės, žino, ką gali padaryti, kokią turi galią. Žmonės, kurie aplink jį yra, man susižavėjimo ir vilties irgi nekelia. Turiu pasakyti, netgi su tuo pačiu Musku ir tuo, kiek jis tikrai yra gerų sprendimų padaręs, ten elektromobiliai, visa kita, ir kur einama po to yra daug kitų niuansų. Ir aš tai jaučiu šiokią tokią nerimą dėl to, kad ir jis labiau gal yra, net ne nerimas, nežinau, tokie pasvarstymai, kas man kilo pirmą dieną po Amerikos prezidento inauguracijos ir po to, kai jis pasirašė įsakus dėl pasitraukimo iš Paryžiaus susitarimo Pasaulio sveikatos organizacijos. Atrodo, kažkokie lūžiai tokie labai keisti, kartojasi, bet jie vis tiek, kad koridoriuje darbe girdėjau, kolegos apie tai kalbasi. Ir man tokia pirma mintis, ne pirma, gal tiesiog kyla tokia mintis apie tai, kad mes apskritai, matyt, čia net šitam kontekste ne apie reguliavimus kažkokius turėtumėm kalbėti. Tai yra geras Europos kelias, viskas su juo gerai, bet man tai kažkaip apie tą mūsų pačių kaip visuomenės tikėjimą mokslų iš esmės. Bet man šitas klausimas kyla, kur labiausiai norėtųsi tiesą pasakius susitelkti,
pereiti nuo ataskaitos kažkur kalbėtis su jaunais žmonėm, kalbėtis apie tai, kas vyksta, ką jie patys gali daryti ir kaip savo įtaką kiekvienas, kur mes atrodo, kad ką aš čia galiu padaryti su ta klimato kaita, gal vienas aš ir nieko, bet mes visi kartu galim padaryti, kad tokie žmonės, kurie turi daug galios savo rankose, kad ta galia kažkaip mažėtų, kad mes juos verstumėm laikytis ilgalaikių įsipareigojimų ir žiūrėti, kad jeigu vienoj šalies pusėje dega ir kitoj šalies pusėje tu priimi sprendimus, kurie iš esmės tik skatins tą degimą, tai kažkaip man tas nesueina ir aš galvoju, kad mes kaip visuomenė, kaip žmonėje čia turėtumėm kažką daugiau daryti su savo pačių supratimu, tikėjimu, pasitikėjimu, mokslu pirmiausia matyti. Tai. Labai gražiai refleksija mūsų pokalbio pabaigai. Tai džiaugiuosi, kad turėsim progą dar gegužės 15 dieną pasikalbėti tiek konferencijos koridoriuose, tiek ant scenos ir padiskutuoti plačiau. Tai labai ačiū Jums abiems už pokalbį. Ačiū visiems, kurie žiūrėjo ir skyrė savo brangaus laiko dar geriau pažinti tvarumą. Tai priminsiu, kad šiandien su manimi kalbėjosi Ignitis grupės tvarumo vadovas Valentas Neviera bei Telia Lietuva tvarumo vadovė Aurelija Žekienė. Ir šiandien kalbėjome tema verslo tvarumo prioritetai 25-iesiems, kryptys ir sprendimai. Na ir panalizavome, tai kur dėti tuos akcentus, panagrinėjome tos dažnai girdimus burtažodžius, CSRD, dvejopas reikšmingumas, klimato rizikos ir kaip visame tame nepasiklysti. Aišku, tikrai palėtėme palyginus nedaug, o tam daugiau dėmesio skirsime būtent gegužės 15 dieną konferencijoje Momentum. Jau dabar galite didžiąją dalį programos rasti internete. Labai laukiu Jūs visus pamatyti ir padiskutuoti apie tai plačiau. Ačiū dar kartą ir iki. Ačiū.